Sveikos gražuolės! Pavasaris, taip ir norisi spalvų. Šiandien parodysiu jums žaismingą makiažą su rožinė bei violetinė spalvomis. Šios puikios spalvos gali būti puikus jūsų proginio makiažo akcentas. Nepamirškite, šios spalvytės yra pakankamai įnoringos, tad reikėtų derinti prie jų ir kitas detalės. Visų panaudotų priemonių aprašymą, žinoma, paliksiu po video. Startuojame nuo makiažo bazės. Jie yra žalsvos spalvos tam, kad maskuoti raudonį ant veiduko. Šiek tiek ant kaktos, sukamaisiais bei tapšnojamaisiais judesiais tiesiog paskirstome priemonę ant veiduko, ant žandukų, ant kaktos ir dan. Po to dabar skista pudrytė. Kaip matote, vėlgi su kirstu teptuku, tapšnojamaisiais, sukamaisiais judesiais paskirstome grožį ant veiduko. Nepamirštame taip pat kaktos, akių zonos, nosytę ir kaklas. Dabar korektorius. Mūsų paakiai bus žinoma gražesni, jeigu panaudosime šiek tiek šviesesnio korektoriaus, tad maskuojame paakius. Mano paakiai nėra problematiški, bet pravers vis tiek. Tapšnojamaisiais judesiais, vėlgi su teptuku. Prie akyčių vokai irgi labai svarbu. Ir su sausa pudryte užtvirtiname visą makiažą. Dabar su mažesniu tiesiog teptuku, dar šiek tiek sausos pudros paakiams, kad vėliau lengvai pašalinti nubyrėjusius šešėlius. Tamsiai rudas pieštukas, apatinė antakių linija, pabrėžiame štai taip. Dabar su tamsiai rudais šešėliais mes pradedame užpildyti antakį. Pradedame nuo galo, po to judame link priekio. Vienas antakiukas ir antras nuo galo link priekio. Nepamirštame, kad reikia pašalinti papiktintų antakių efektą ir pavalyti tiesiog šiek tiek su krapštuku, paprasčiausiu, štai taip priekyje. Vienas antakis, žinoma, atrodo tamsesnis, bet čia dėl to, kad taip toks yra apšvietimas. Štai bazė šešėliams būtina yra. Tuomet šešėliai išsilaiko daug ilgiau. Paskirstome tapšnojamaisiais judesiais, tiesiog ant voko, ant vieno, ant kito. Ir uole galime naudoti šešėlius. Pradedame nuo baltų šešėlių, balčiausių, kuriuos turite. Tiesiog vidinį voką ir viršų ir apačią padengėme su baltais šešėliukais. Na ir kitos akies vokas, viršutinis vokas ir apatinis vokas. Ir retušuojam šiek tiek. Dabar ryškiai rožinė spalvytė perlamutrinė, kaip matote, tepame iki akies tiesiog vidurio, iki voko viduriuko. Štai taip perlamutriniai rožiniai šešėliukai gula man ant voko. To jau antras vokas. Štai ant šio voko, kaip matote, šie šešėliai automatiškai atrodo ryškiau, bet atleiskite man, tiesiog iš kitos pusės yra langas ir šviesa sklinda būtent tokiu būdu, kad ta akytė atrodo šviesesnė. Štai taip, dar šiek tiek. Dabar violetinė spalva, perlamutrinė violetinė. Štai tepame akies kamputį, sukuriame tokį kaip trikampiuką. Violetinė irgi perlamutrinė, kita akytė, vėlgi trikampiukas ir gražiai paskirstame. Dabar pasiemame juodos spalvytę, štai matote su kitokiu teptuku, nes prieš tai naudojame kempininį. Manau, kad būtent šios šešėlius patogiau yra dėti su kempininiu teptuku. Juodą spalvytę jau reikia įvesti į štai voko sulenkimą, tad reikia kitokio teptuko. Štai taip padarau dar tokį trikampiuką, judu link priekio tarsi, retušuodama tiesiog paskirstau. Dar šiek tiek juodos spalvytės, dar trikampiukas mūsų ryškėja. Štai taip, tiesiog paskirstau ant vieno voko. Ir judame prie kito, vėlgi juodos spalvytė, vėlgi kuriamas šioks toks trikampiukas. Ir nueiname link priekio, link voko vidinės pusės. Jeigu jūsų akių forma yra šiek tiek kitokia, galite taip toli neiti. Štai taip, sukūrėme trikampiuką, viską vėliau dar retušuosime. Tad sukūrėme tik tokią bazę. Štai taip atrodo, galite pasigražėti, o dabar jau tokiu kaip kirstu teptuku tiesiog retušuojame. Pirmyn atgal judesiukai. Šiek tiek patapšnoju, kaip matote, ir matote, jau gražiai retušavosi visas reikalas, antra akytė. Štai taip, 1, 2, 3 ir būsiu gražiausia. Dabar atnaujiname šešėlius, tai yra šiek tiek baltų pasiemu.
vėlgi ant vidinio voko krašto, šiek tiek dar paryškinu, atleiskite už fokusavimą man šiandien, dar šiek tiek rožinės, tapšnojamaisiais judesiais, kaip matote, kempininiu teptuku. 1, 2, 3 ir šiek tiek vėlgi violetinės. Vėlgi atnaujiname tą kamputį. Ir iš kitos pusės irgi violetinė spalvytė. O dabar, kas dar, apačia, nepamirškime apatinio voko. Apatinėme voke viską kartojame lygiai taip pat, kaip darėme ant viršutinio. Tai yra balta, rožinė, violetinė ir juoda spalvytė kaip užbaigimas. Kaip matėte, tiesiog sujungiau juodą spalvytę, o dabar pašalinu likučius nubyrėjusių šešėlių. Dar šiek tiek šviesaus šešėlio retušuojame ir tuo pačiu paryškiname antakio liniją. Dabar akių pravedimas, štai taip pasidarome būtinai pravedimą su skistu laineriu. Tai yra skistu akių pravedimu. Štai taip, nuo išorinio link vidinio akies kampučio mes pasidarome pravedimą ir štai čia nubrėžiame tokį pakilimą, būtiškai tariant, strėlytė tiesiog. Štai taip, viena akytė jau yra graži. Antra mūsų akytė, vėlgi nuo išorės link vidaus, judame ir voila! Dabar priklijuojamas blakstienos, štai matote, klijukai jau šiek tiek padžiuvo, keletą sekundžių palaikiau, dabar prispaudžiu, atsiprašau, nesimato, galite dabar stebėti, prispaudžiu prie akytės, štai taip ir puikiai mums prilipo. Kita akytė, vėlgi pasiimu blakstienų, šiek tiek papučiu ant jų ir vėlgi prisiliečiu. Pradedu nuo išorinio krašto ir link vidinio prispaudžiu. Jeigu nežinote, kaip prisiklijuoti blakstieną, žiūrėkite mano video, kaip prisiklijuoti blakstienas. Taip ir vadinasi. Užeikite tiesiog į mano kanalą ir pasižiūrėsite. Štai taip puikiai prisiklijavo mano blakstienytės ir būsiu gražiausia vailiausiam blakstienom, kurios paryškina labai visą vaizdą. Dabar dažau saviškios blakstienas, tam, kad jos susiklijuotų su priklijuotom ir kad viskas atrodytų kuo natūraliau. Štai taip, kita akytė, toji, kuri atrodo ryškesnė, būtent dėl apšvietimo, na taip iš tikrųjų nėra, bet taip atrodo jums. Arba gali atrodyti bent jau. Apatinės mano blakstienytės, jas taip pat paryškinu, jums tai nelabai matosi, na tiesiog šiandien toks pas mane kampas. Štai taip, apatinės blakstienos, nieko naujo. Dabar pasiemu štai tokį teptuką, kuris buvo rinkinukė, šitų skaistalų ir rudos spalvos skaistalai. Tiesiog padailins mano žandukus, kaip ryškėja mano skruostikauliai, graži veiduko forma, nepamirštame štai šių vietų, kur plaukų augimo linija yra kvadratų, pašvelniname tą kvadratą, tiesiog dėdamos šiek tiek tų rudų skaistalų. Štai čia atrodo ryškiau, bet iš tikrųjų šviesoje nėra taip ryšku. Dar kitas žandukas, skruostikauliai gražėja ir veidukas atrodo lieknesnis ir gražesnis. Dar kita pusytė, pasiemu dabar skaistalų su auksinėmis dalelėmis, kad suteikti veidukų švytėjimo. Šiek tiek aukščiau negu rudi skaistaliukai ir apačia dar su rudais, tam, kad nebūtų žandikaulio storo, o būčiau graži super lūpytės. Štai matote, su pieštuku tiesiog nusibrėžiu formą. Viršutinė lūpytė ir apatinė. Pieštukas nėra ryškus, tiesiog švelniai rožinis. Ir štai taip padarome formą. Dabar pasiimsime lūpdažį. Irgi rožinės spalvytės, štai toks, aprašyme parašysiu žinoma, koks tai yra lūpdažis, koks tai buvo pieštukas, štai taip nudažome, 1, 2, 3, dabar pasiemu priemonės, su kuria dar labiau padidinsiu vizualiai savo lūpytę, štai čia viršuje, čia yra toks kaip highlighteris su blizgiukais, apatinė lūpytė ir tokiu būdu mūsų lūpytės atrodo didesnė, dar šiek tiek. Ir dabar lūpų blizgis, vėlgi rožinis, štai taip padengiame lūpas, puikus blizgesis, puikiai suteikia irgi putlumo vizualaus. Štai taip, 1, 2, 3 ir voila, mūsų makiažas baigtas, pasigrožėkime juo. Jums,
Kaip su paprasčiausiais, nebrangiais šešėliais galima atlikti puikų žaismingą makiažą. Tikiuosi jums patiko šis video, buvo bent kam naudingas. Jeigu jūs domina daugiau panašios informacijos, užžiūrėkite į mano kanalą, prenumeruokite, sekite mano naujienas ir būsite gražiausias, stilingiausias ir laimingiausias.